Jeigu anksčiau jisai buvo dar pakankamai tikrai pakankamai prastas ir prisimenam 3,5 tą versiją, kur tikrai tokia mums atrodė labai tobula, viskas gražu, ilgainiui mes supratome, kad norime labiau geresnės versijos, tai norisi pasakyti, kad dabar ChatGPT duoda ir 4o, ir 4o mini high nemokamai, ir deep research'ą dar nemokamai, tai kas absoliučiai tas vien deep research'as, ką jisai gali padaryti. Jisai gali visus konkurentus aprašyti, visą informaciją išnarpstyti, visą auditoriją išanalizuoti, forumus, YouTube'ą, viską, kaip galima pritaikyti mūsų srityje, kai mes galime tuos pačius ir strategijas tas panaudoti. Tai nemokami įrankiai visiškai taip pat pritaikomi kaip ir mokami, nebūtina juos pirkti, pradėkime nuo nemokamo ir ištempkime iš ten maksimumą, nes ką aš pastebiu, kai žmogus tiesiog dėl mados perkasi mokamą ChatGPT ir ten jokio funkcionalumo neišnaudoja, tikrojo. Jokių projektų, asistentų, jokių API-ų neprijungia, ta prasme, visiškai ten būna pakankamai tuščia, paprasti pokalbių langai, jokios sistemos, chaotiškas bendravimas. Ta mokama versija, jinai labai panašiai veikia kaip ir nemokama.